kitų metų Lietuvos Respublikos biudžeto įstatymo projekte numatyta Lietuvos partijoms skirti 5,5 milijonai litų. Tai yra nesuvokiama. Šiuo metu yra didžiulis sunkmetis. Žmonės neturi darbų, neturi ką valgyti, skursta, o partijoms numatyta skirti 5,5 milijonai litų. Ir visos parlamentinės partijos gaus tos milijonus. Tai yra didžiulis akibrokštas visiems žmonėms, visiems lietuviams. Todėl mes turime protestuoti, kad vyksta puota maro metu. Pavyzdžiui, tuos pinigus galima būtų išleisti ne tik tai socialinėms išmokoms. Labai svarbu ir tautiškumo puoselėjimas, nes mes dabar šiandien esame Europos Sąjungoje ir kad neišnyktume kaip tauta, neprarastume savo kalbos, savo kultūros, mums reikia pastoviai priminti apie mūsų garbingą istoriją. Kitais metais sukanka 600 metų po Žalgirio mūšio. Šis mūšis išgelbėjo Lietuvą. Ir jeigu ne tame mūšyje lietuvių ir kitų tautų pergalė nebūtų pasiekta, tai tada šiandien mūsų Lietuvos ir nebūtų. Ir tam įvykiui yra numatyta sukurti filmą Žalgiris geležies diena. Trečdalis sumos ir sudaro partijų pinigai, kurie galėtų būti skiriami filmui. Todėl mes turime protestuoti ir reikalauti, kad partijos atsisakytų šių pinigų.